Rizikos prisiėmimas dažnai siejamas su vyriškumu, laisve ir drąsa. Daugelis jaunuolių jaučia spaudimą įrodyti savo vertę gerdami per daug alkoholio, bandydami narkotikus, važiuodami pavojingai arba elgdamiesi taip, tarsi jiems niekas neturėtų įtakos. Kartais tai kyla dėl draugų, socialinių tinklų arba įsitikinimo, kad tikri vyrai turi būti bebaimiai. Tačiau nereikalingos rizikos prisiėmimas gali rimtai pakenkti tiek fiziniai, tiek psichiniai sveikatai. Alkoholis ir narkotikai gali susilpninti savikontrolę ir apsunkinti aiškų mąstymą. Tai dažnai lemia netinkamus sprendimus, nelaimingus atsitikimus, traumas, muštynes, nesaugius lytinius santykius ar priklausomybės. Tai, kas tuo metu gali atrodyti smagu ar nekenksminga, greitai gali virsti ilgalaikėmis problemomis susijusiamis su sveikata, santykiais, mokslais ar darbu. Daugelis jaunuolių ignoruoja stresą, nerimą, depresiją ar fizinius simptomus, nes nenori atrodyti silpni. Tačiau tylėjimas gali tik pabloginti padėtį. Laiku paprašus pagalbos iš gydytojo, draugo ar šeimos nario, galima išvengti didesnių problemų. Kreiptis pagalbos nėra silpnumas, tai rodo stiprybę ir atsakomybę. Vienas didžiausių veiksnių yra bendraamžių spaudimas. Svarbu išmokti nustatyti ribas. Tai gali reikšti, kad reikia turėti paruoštus paprastus atsakymus, pavyzdžiui, ačiū man užtenka, ne šiandien, arba pasitraukti iš situacijų, kuriuose jaučiatės nesaugiai. Tikrasis pasitikėjimas savimi – tai sprendimų, saugančių jūsų ateitį priėmimas, o ne vien tik minios sekimas. Sveikos alternatyvos taip pat gali padėti sumažinti rizikingą elgesį. Sportas, sporto salė, muzika, kūrybiniai hobiai ar laikas praleidžiamas su palaikančiais žmonėmis gali suteikti pasitikėjimo savimi ir padėti atsikratyti streso be žalingų pasekmių. Savo ribų suvokimas, apmąstymas prieš imantis veiksmų ir klausimas, ar tikrai verta, gali padėti išvengti gailėjimosi. Būti stipriam nereiškia ignoruoti skausmą ar neapgalvotai rizikuoti. Tikroji stiprybė reiškia žinoti, kada reikia sustoti, kada paprašyti pagalbos ir kaip priimti protingus sprendimus. Jauni vyrai turėtų iš naujo apibrėžti vyriškumą, ne kaip savidestrukciją ar spaudimą iš aplinkos, o kaip pasitikėjimą savimi, savikontrolę ir rūpinimąsi savimi. Maži sprendimai, kuriuos priimame šiandien, gali apsaugoti mūsų sveikatą, laisvę ir gerovę ateityje. Tai viskas šiai sesijai. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Tęskite kursą ir sužinokite daugiau apie tai, kaip pagerinti savo sveikatą ir savijautą.